Laukia sunki, ilgai planuota kelionė traukiniais, lėktuvais ir svarbiausia kojomis. Buvo daug skaičiavimų, bemiegių naktų, didelio planavimo ir šiaip sunkaus darbo. 8 dienų kelioniai po Italiją, San Mariną, Sardinijos salą ir Maltą, neskaitant Lenkijos. Čia svaisti! Man atrodo, geriausia treniruotė yra šita. Dangus ir Maros pusė ketur. Italija, Sardinija, Malta, su tokia kuklė kuprinikė. Dronas, teko irgi supaprastinti kojines. Ir viskas dėl pigumo. Svarbiausia yra taupyti ir kuo pigiau nuskristi. Nuo vietoj galime išlaidauti ir nusipirkti lakytės. O čia turime praktiškai pusryčius, vakarienę, o gal netgi pietus. Tai lenkiški iš Bedronkos. Čia dar iš Lietuvos, iš Lidlo. Tokia maža kuprinikė. Biškai išsipūtusi. Nu, bet gal pralys. Na, kągi, nieko nelaukiam ir paleidžiam pinigų skaitliuką. Pirmos išlaidos, kol važiuojame į Rostą. Barsmak. Ir baršė Lenkijoje dažniausiai būna be bulvių, be nieko. Sultinys ir tada makaronų, koldūnų. Skaičiuojam nuvažiavimą iki Krokuvos oro uosto. Šiaip kainuoja 20 zlotų, kažkur 5 eurai. Paukščiukas. Lasyse Krokuvos oro uoste 7 eurai. Šiaip net keista, net dokumentą nepatikrina išeinant iš oro uosto. Makaroni Express kainavo 1,70 €, kai jie net apsimokė. Ir išlipant, man atrodo, kokiam ten atstumu važiuoji, vėl 1,70 €. Gavosi 3,40 €. Nu, biškį nuo stoties išsukus, tai vaizdas biškį geresnis, nes aplink stotį ten, kaip čia gražiau pasakęs, emigrantai iš pietų. Kažkaip nelabai smagu net telefoną krauti, o kaip tyčia navigacija neveikia, tai šiaip netai dabar radau. Šiaip šilta, faina, žinau, kad 12 laipsnių. Ir svarbiausia, reikia apie 20 minučių eiti, man atrodo, jau matau priekyje. Šiaip rajonas toks, grafičiai kaip priklauso. Ai va, tada. Nu, va toks vastelis. Gan burkingas, švarus. Nu, toks. Aš taupau riešutų saldu. Ir aš antram aukšte. Fuliai pažiūrėti. Savo kojėm fokus drasko. Aš nusigantas, bet priėmė ir mane. Aš turėjau gaidą. Ankstyvas rytas, kas šunį vedžioja, o kas apsimegojęs eina į traukinį stotį 7 ryte. Itališkos
architektūros truputį. Ir šitos architektūros itališkos. Bet jaučiasi, kad Italija. Motoroleriai, dviračiai, parkavimas. Kaip jie taip įlenda. Šis kažin gal važiuos. Kaip ir sakiau, motorolerio valstybė. Kokio Lietuvoje už mašinos lango kiša, čia už motorolerio stiklo. Taip ir reklamuoja. Fiat 500 Bambino. Fontani. Nežinau. Italija, reikia taip daryti ar ne? Pauliau, čia tu? Bet čia nėra Pauliaus. Stazione Rimini. Net ant langų grotos yra, tai jaučiu padaužų langus yra. Padaužu, išdaužu langus. Bet atlaidai daug kur aš taip mačiau, net geležinkeliu, kai važiavau į gofrą sukištą, saugumas tai žinai. Kur šitą taip pravaisiai? Antico Fiat 500. Nu, kiek jachtų pristatyta, o ten jau išėjimas toliau į jūrą. Tai jisai, man atrodo, kažkokia Klaipėdos dydžio. Sakykime, Klaipėdos dydžio Palanga. Vasarą čia verdavo, šiaip dabar žmonių gan mažoka. O čia toliau jau žvejybiniai laivai. Bet ir kvapas atitinkamas. Miegusta, ar kaip itališkai sakoma, itališkai taip, čia ispaniškai. Mi piace molto. O, tokie Cross 4 varomais, man atrodo. Šiaip Fiatų labai daug. O, geras kibiriukas. Va, mano viešbutis Bambi. Einam, gal įsiregistruosiu anksčiau. O, tokie žolynai. Bet Italija. Ko čia norėti? Na va. Mano viešbutis jau 5G švytins gerai. Bet ir internetas greitas bus. Dėdė administratorius sako 1 o'clock or later. Check in. Nu nieko tokio. Bet architektūra, visur tos vilos gražios. Tai va, einu pasivaišyti, reikia ką nors pavalgyti, tokią makaronį, pizzą. Kainos tokios pakankamai demokratiškos. Sakiau, čia yra Klaipėdos dydžio Palanga, bet kainos ne kaip Palangoje, pigiau. Kiek mačiau. Bet nueisim, pažiūrėsim. Šūdų kaip malkų, nedirba. Čia tik vasarą turbūt. Reikėtų kitą vietą žiūrėti. Čia geras įvertinimas buvo. Einu prisimenu, kokios kainos čia. Bent jau vasarą. Tokios. Braižus belenkur, kur akis veda. Kedrų giraitė. Vasarą gerai pavėsis jaučiu. Liftas automobiliam. Žeminis. Ir pati promenada. Šalia Adrijos jūra. Vasarą paplūdimys skaitosi, ar čia tinklinį žaidžia. Ir viešbučio pakrantė visą. Kaip pylimas padarytas. Einam, pačiupinėsim Adrijos jūros. Patraiškam kriauklės. Na, pažiūrim, koks jis vanduo. Nėra labai šaltas. Būsiu pačiupinėjęs Adrijos jūros. Lauktuvių pririnkau.
Tikrai bus nekinietiškas. O čia koksai didžiulis. Bet šiaip daug restoranų net nedirba. Ar čia kad žiemos sezonas, ar sekmadienis vėliau sudaro, nes dabar yra 10:11. Kiti masiškai dačius uždaryti, kiti net nesidarė. Nu, italai ilgai miega gal. Nu, aš tai negaliu nepraeiti, neparfumavęs. Keista, prie pat jūros, toks apleistas. Ir Cinquecento, daug sportuojančių. Nu, grafičiai tai. Atsimenu, kad Italijai galima vandens įsipilti iš krano. Va tokio. Nu, prisipylėm. 13 eurų. Čia priklauso batai. Va. Gėda prisipažinti, bet Italijai valgysiu Burger King'e. Nespėjau tuose restoranuose ir daug kas nedirba, daug kas vėliau atsidaro. Man autobusas už 45 minučių. Ką ragaujam? Nu, bent kažką itališko. Parmigiano, Reggiano. Right. Bet netgi Burger King'e Lavazza turi aparatą. Šiaip mėgstu burgerius aš McDonald'e šviežiasi panašiai, nu, šį kartą nebuvo, kad visai terrible. Bet 13 eurų. Gerą pizzą būčiau nusipirkęs. Tai čia nuobauda, kad Italijai valgo Burger King'ą. Nu va, bilietuką nusipirkau San Marino. 7 eurai. Autobusas. Vairuotojas tai realistas. Bet serpantynų tai labai daug. Ir pats San Marinas. Nu ką, buongiorno, iš naujos valstybės, San Marinas. Tik išvažiavau iš Krokuvos, nusitrenkiau kažkur į San Mariną į kalnus. Ir čia lenku yra, ir dar visą autobusą užvežė. Niekur nepabėgsi. Aš galvoju, kur tą kalbą aš girdėjau. Dar prieš dieną. Nu ir svarbiausias žodis iš raidės K. Ir tai ne kabonosis. Čia va San Marino numeriai. Šiaip fantastinė vieta, graži. Praškai kaip Italija, tik tvarkingiau, nu tik pasakiau tvarkingiau. Bet prižiūrėta. Čerpiniai stogai. Kaip iš Jameso Bondo filmo. Varpinė. Ir einu dabar štampo užsidėti. Viena iš tokių atrakcijų. Gali pasą uždeda lekai vizą štampą, kad esi buvęs San Marine. Man atrodo 5 eurų kiek kainuoja. Nu, reikia padaryti. Čia vienas iš tokių turistinių tourist trap, bet geras dalykas, man atrodo. Šitame turizmo centre. Čia vaikšta kaip po muziejų tvarkinga. Po atviram dangum. Dar kartą nuo kalno vaizdų. Dar aukščiau. Tai galvoju, kur tą droną reikės pakelti.
aukščio yra. Svarbiausia, paukščiukai furfe. Skanaus. Šiaip įdomiai. Cimento gerai privaryta į tarpus. Toks jausmas, kad ir čia Pauliaus nėra. Bazilika. Aukštai, labai aukštai. Ten dar aukščiau. Kavos kainos. San Marine. Mačiau airiški motyvai. San Marine. Ups. Čia dar vienas bokštas. Oi, nu ten tikrai jau neįsiu. Reiks spėti autobusą. Šiaip gražu. San Marinas. Tai gal sakyčiau verta. Tik tai jis, oi kojas kaip pakerta, nes aukščiai labai stačiai lipti reikia. Dar lipti ar nieko. Ir keliaisis atdai per riešą kojų. Ar kaip sakas, riešas gal kas. Ne riešas, o čiurna. Dabar leidžiamės įdama prie autobuso. Atgal reikia į Remynį. San Marinės klipų po 10-15 arų nėra. O ir kiemas. Laukinis, vidinis. Ir vėliava San Marino. Čia gražu, jauku. Ten sukti. Nu, tas tai čia tai neįptiemo. Ir melsvos, pilkos spalvos. Arba šaunė tokia terasytė antram aukšte. Kažkoks italas nepatenkintas. Nuomonę garsiai reiškia. Ką aš girdau, tai buvo fankulo. 500 benziną ir 500 elektriko. O, mano kambarys. Kaip netikėtai raktas paliktas. Sienas paišytas biškė, bet... Normaliai. Koksai. Telefono būdelės dydžio. O tą pusę jūra. Ir šitą kambarį 26 eurai. Tai Boloniai aš už hostelį mokėjau 36. O čia atskiras kambarys, ale 3 žvaigždučių 26 eurai. Not too bad. Ir neužmačiau. Nu, bet 26 eurai. Nu, vakare, kaip ir įprasta Ispanija, Italijoje, jau išlinda žmonės. Pasirodo, čia vakaro optika atsidaro. O dieną ką, bulkas valgyti? Premija už mano kančias šiandien. Tokiam restorane. Nu, čia biškai paišlaidavau. Kaip man, tai vis labai didelis išlaidas. Aš tai planavau, taip 20 eurų gal maisto į dieną. Bet prieš tai, kai suvalgiau Burger Kingą, galvoju, reikia kažką atsiimti vakare. Tai dabar reikės ieškoti būdų, kaip kompensuoti viską, o mes jau surasim. Žiūrėk, ką turim po dienos vaikščiojimo. Oi, tas žodžių skaičius gavosi. 20 000. Ne Marios, bet pavargau. Ant tiek buvo status keliukai San Marine, kad va, stačiai prakiūro. O mes visi puikiai žinom, kur tokie dalykai eina. Nu, perinam ant kojinių.
Kvaila, bet tradicija. O tradicijų tradiciškai nelaužom. Aik tu sau. Liori, Angelė pavogė kopūstus iš Zitos. Vakar rūkas buvo. Šiandien lietus lyja. Su tokia apsiverkusiam dangum reikės į Boloniją važiuoti. Ir mano pusryčiai. Išsiregistravau. Kaip visada reikėjo dar sumokėti, kaip čia pagalbės mokesčių, City Tax. Dar 2,50. O kam reikia žinoti? Ir jeigu nereikia žinoti, tai va tokios kainos. Tai jau tikrai kitur nieko neįsivaizduoti. Nors lietutis šiltas. Stop it. Čia va pagrindinė stotis Rimini. Išeini per kelią ir Tabečeriją. Ir ten galima nusipirkti bilietą į San Marino. O stotelė ten pat toliau yra. Arba galima autobusą nusipirkti. Ir Bolonijoje, turbūt ir kitose miestuose. Kaip skaitis, kaip tunelis, stogelis, vasarą eiti tiesiau, saulė nešviečia. Navos ar Navos bažnyčia, ar čia irgi tinka. Na, žodžiu, pavėsis geras vasarą. Tokie sodai balkonuose. Ir vėl pavėsis. Rimini išvažiuojant dar lyjo, čia jau saulė išlenda. Reikia keliukuose. Bet čia įdomiai gaunasi. Nežinau, čia upė, kanalas. Ir po gatve grinai teka. Netgi tokiuose mažuose perėjose šviesoforas stovi. Tas tunelis jau nežinau, kokius 500 metrų eina, vis dar nesibaigia. Nėra ko skųstis. Praktiškai vos ne Bolonijos centre. Vištos. Ir gaidžiai, ir žąsis. Bandau surasti, kur vietą droną pakelti. Pačiam centre nesinorisi. Vieną žodžiu šūts. Dronų nekelsiu Bolonijai, nes praktiškai visas senamiestis įeina į draudžiamą zoną, netgi aš biškį už senamiestį užėjau. Ir tai draudžiamą zoną. Vieną žodžiu birbinu į hostelį, išsiregistruoju ir po to eina tada į centrą. Pažiūrėsim Boloniją. Wait, nei daug nemažai 40 minučių. Nu va, pagaliau itališką mašiną Italijai. O, dar ir Ferraris, bet juodas, turi būt raudonas. Ir šiaip visai netoli Bolonijos yra tiek Lamborghini, tiek Ferrari gamyklos stovi. Pasirodo, dar Bolonijoje yra ir Lamborghini muziejus. Bet čia bandžiau pažiūrėti bilietų, jau ten 3 dienas į priekį net nėra jų. Būčiau net aš paukojęs 16 eurų, man atrodo. Sakant, Lamborghini traktorius pažiūrėti. Pačioje Bolonijoje dar netgi brangiau. Šiaip Italijai daug visokių ir kinietiškų automobilių. Jaučiu čia vienas iš jų DR. Tai tas DR itališkas gamintojas, bet iš tikrųjų ten kinietiški automobiliai, tik ženkliuką savo uždeda ir viskas. Kelias į mano hostelį toks nelabai įkvepintis. Kaip iš kokio siaubeko filmo. Čia jau 2 italai iš mašinos kažką itališkai siūlė. Bet tikrai, man atrodo, ne pieno ir bulkos. Kombo Bolonija. Nu šiaip iš išorės atrodo gražiai viskas. Bet aplinka tokia, čia vakarė aš tikrai nevaikščiosiu. Kaip toks kambarys. Bet kad pliusas 4 lovos. Na, aišku, aš vėl viršutinę gavau. Ką tik išsinuomojau mašiną Sardinijai. 3 dienas 10 eurų.
Plius dar paėmiau draudimą pilną, tai dar plus 304 eurai. Tai gavus ten 44 3 dienom. Sakyčiau, pigu. Bet aš tokią kainą, bet jau ratai bus prisukti. Nu, pažiūrėsiu. Humana. Pagerintas variantas. Vintažesnis. Kas čia turėtų apibunda? Piadžio. Visai švarus vandenėlis teka. Ir medinės struktūros turim truputį. Senas medis. Praktiškai kaip Trakuose. Turim pirmą bokštą. Renesanso laikais dėdės matodavosi savo, patys žinot kom? Ne morkom. Tai vietoj Maybacko ar lėktuvo statydavo tokį. Ir kas aukštesnį, tas krūtesnis. Ir tokiu būdu girdavosi. Paskui ilgesnis ir tvirtesnis. Ir aš vėl čia, apie bokštą. Čia kaip Gedimino prospektas, tik namai gražesni. Ir ką mes turim? Stovi. Nu, Bolonijoje ryškiai buvo pinigų užtaupę. Nes tu tokį senamis tikrai galingas. Gražus. Bet vat su bazilika ar katedra. Katedra tokia su bazilika. Biški nepaėjo. Pritrūkom galą pinigų. Statė iš marmuro. Po to damūrijam plytom. Einam vidų, pažiūrėsim, bet ten jau kareiviai stovi. Labai šalta. Nespėja čia viską filmuoti. Matosi. Viena batų kaina visą mano kelionę po Europą. Nu, Italija madų sostinė, nes ne sostinė visą valstybėm, bet čia tai kaip babas triusikai. Užskaitau Boloniją. Su stiliuku. Vienu žodžiu, nusibodavo filmuoti. Čia visur gražu. To net telefonas tikriausiai nespėja šio krauti. Tai filmuoji, tai žiūri navigaciją, kur nueit, kad nepasiklyst. Nes tos gatvės, nu ne tai, kad siauros, bet tokios klaidinančios. Eini. Kaip jums sako italai? Mi piace molto. Atsiprašom. Mi piace molto. Kažkas taip. Mi piace molto. Ai, čia pasirodo 2 bokštai. Reikia dar eiti paėsti, valgyti. Kaip pica. Ir eiti į savo hostelį, nes ten tamsoje nelabai aš noriu eiti. Kai iš toliau paveikslavau, to mažesnio net nesimatė. Tai va. Čia tų laikų kriptovaliuta, malūnsparniai lėktuvai, FIFA su plastikiniam lūpom ir panašiai. Galvojau, gelato vieno suvalgysiu, bet nuėjau kainas pasižiūrėjau, taip kaip Lietuvoj. Ten pikolio, kas yra mažas, ten beveik 4 eurai. Tai no thanks. Matė tikrą gyvenime, kaip jis yra iš Simpsonų. Sideshow Bob. Tai va, ir realybėj toks būna. Reklaminis bukletas su gilia mintim. Lova, ble. Ne, šitą Italiją tikrai mes nevalgysim. O po to pagalvojau, ne toks aš ir alkanas, taigi valgiau 8 ryto. Tai biški dabar skuoju parduotuvę, kažkaip man dar limonado patraukė, dar jogurtą nusipirkau su proteinu ir magnezijum, kaip skaitas, su magniu, nes jaučiu kojas trauks. Man atrodo, netoli 300 000 sukau žingsnių, išleidau apie 8 eurus. Ir dar nusipirkau, kaip sako Gianluca, pomidoriuką.
O naktį dar baisiau atrodo. Spooky and creepy. Skurdus mano lietuviškas žodynas. Nu, toks vaibovas. Hostelis ir workplace yra. Vėl atsiprašau už anglicizmus. Tai vis dėlto šiandien 30 000 išėjo. Biškai vargo, sakyčiau. Pirkau. Limonė. Ką čia dar aš? Kažkaip šokolados įmadžiau. Milka. Kai mūsų mažasis italas Gianluca sako, pomodoruką. O kas ten dar? Ai, man galvoju, druskos reikia. Kažkaip neskanu valgyti be. Tai salė. Ką nors aš čia pirkau. Ai, ir nusipirkau Hypro. Su magnezijum. Nes kojytės pavaikščiam reikia, galvoju, reikia kalt magnę, kad po to mėšlungis netrauktų. Aš pat atsiminiau, kad turiu kabanosį dar iš Lenkijos. Tai pavalgysiu su pomodoruka. Na, ir mano vakarienė. Ir pietus praktiškai. Pakausim pomodoruką. Pomodorukai. Skytės užvarom. Gerai, kupica. O rytoj 7 keltis ir skrydis į Sardiniją, Cagliari. Dangus ir maros pasiekia